Kodėl žmogui duotos yra krizinės situacijos ir sunkiai gyvenimo periodai? Pavyzdžiui, tokie kaip šitas retrogradinis kovas, apie kurį aš pasidalinsiu netrukus informaciją atskirame įraše. O dabar teorija. Jūs esat kažkoks medelis. Čia yra jūsų pašaukimas ir prigimtis duoti kažkokius oboliukus, ne? Ne kažkokius, o tam tikrus. Jūs šiuo metu esat šitoj vietoj. Taigi, tėvai, ką galėjo, tą įdėjo į jūs, o toliau prasideda jūsų ieškojimo kelias. Ar tas darbas, ar tie santykiai, ar ten einu, ne ten einu, mokinuos, nemokinuos. Tada atsitinka kažkokia didžiulė krizinė situacija, sunkus periodas, sunkus pokyčiai, kurie jūs gražina į jūsų kelią. Ne? Ir tada jūs galite eiti toliau iki sekančios krizės. Bet šiaip, žinodami ir pažinodami save, pavyzdžiui, dėka numerologijos, jūs galite iškart eiti tiesiai prie savo pašaukimo.